Gražiausių Mezon NKL savaitės epizodų 10 pradedame Vilniuje, kur Molėtų Ežerūno komanda surezga pavyzdinę ataką ir ją dėjimu pabaigia aukščiausias komandos žaidėjas Pranas Kurdauskas. Dar vieną aukštaūgį randame 9 vietoje, kur Matas Jogėla pastebi visus aplenkusį Lauryną Birutį ir Žalgirio dublerių centras ataką pabaigė garantuotais taškais. Aštuntoje vietoje įsitaisė Šakių Vyčio komandos kapitonas Paulius Belevičius, vagiantis kamuolį ir ataką pabaigiantis vinimi į Perlo krepšį. Kyla Paulius Belevičius, 48-37, 5 sekundės lieka antrajame rungtynių kėlinyje. Septintoje vietoje precizinė KTU komandos ataka. Martynas Zigmantavičius pastebi krepšio link įkertantį Justiną Marcinkevičių ir šis deda iš viršaus. Dešimtuko viduryje 6 vietoje aptinkame Šakių Vyčio gynėją Gytį Radzevičių, įspūdingų blokų nubaudžiantį palangiškį Žygimantą Šimonį. Laipteliu aukščiau blokų fiesta Jonavoje. Iš pradžių Klaipėdos Naftos Unekva servis gynėjas Erikas Kubilius blokuoja varžovo metimą, tačiau netrukus jonaviškis Vytautas Pikalavičius revanšuojasi dar galingesnių blokų. Dar vienas blokas, pats gražiausias praėjusią savaitę randamas 4 pozicijoje. Vyčio įžaidėjas Sheltonas Jacksonas praranda kamuolį, tačiau netrukus savo klaidą ištaiso be skrupulų blokuodamas Karolį Giedraitį. Tačiau spėja pasakyti ne savo varžovui, pasiveja Sheltonas Jacksonas Karolį Giedraitį ir pučia kamuolį Karolį Giedraitį. Trečią poziciją užima Telšių komandos krepšininkas Gintautas Kybartas, ataką pabaigęs dėjimu apsisukus ore 180 laipsnių kampu. Antroje gražiausių Mezon NKL savaitės epizodų vietoje Vilniaus Perlo talentas Lukas Kvedaravičius krepšį sudrebinęs nuostabiu alley-oop stiliaus dėjimu. Buvęs Perlo, o dabar Šakių Vyčio komandos krepšininkas Gytis Radzevičius sukūrė gražiausią praėjusios savaitės epizodą. Jis vienas pats perskrodžia visą aikštę ir deda kamuolį į krepšį su varžovo pražanga. 10 balų.